Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Šeštadienį motorolerių savininkai atidarė sezoną. Paaugliai mėgstantys šias dviratės transporto priemonės rinkosi šalia sporto rūmų, o ir oras buvo itin palankus išvažiuoti į gatves. Šis iki sezono atidarymą susirinko daugiau kaip 100 dalyvių. Motorolerius vairuoja ne tik vaikinai, bet ir merginos. Bendraminčiai sukūrė paskyrą socialinėme tinkle Facebook, skelbė pranešimus apie susirinkimus ar renginius, bendrauja tarpusavyje. Man atrodo, virš 200 žmonių yra toj Facebooko grupiai. Tai ten paskelbiamas šito renginio atidarymas, ten numatomas laikas, diena. Visi per tą grupę ar pamato, kad čia vyks kažkas ir atvažiuoja. Ten sutariama vieta, viskas. Motorolerių savininkai sako, jog yra ir mados, kai kurie siekia išsiskirti. Tai be abejo būna visokių vyriausių išdažymų, ten kokie vienetiniai. Visokių būna. Šiaip ir visokie ir duslintuvai, kad gražesnis garsas, viskas. Kokio amžiaus renkasi jūsų klubą? Nuo 15 iki 18 netgi. Yra pora 18-mečių, kurie mašinos teisės turi, bet vis tiek, kadangi smagu turi motociklą, atvažiuoja sudalyvauti. Atšilus orams į gatves išvažiuoja vis daugiau motorolerių ir motociklų, tad automobilių vairuotojai neretai skundžiasi, jog šie nepaiso kelių eismo taisyklių. Savo argumentų ir nusiskundimų automobilių vairuotojais turi ir dviratės transporto priemonės vairuojantys jaunuoliai. Man atrodo, reikia žmonėm atverti akis kely, kad matytų motoroleristus kaip taip pat kaip ir mašinas, kad čia eismo dalyviai, o ne paprasti kokie dviračiai ir dar kas, kaip daugelis Alytaus gyventojų įsivaizduoja. Čia visiška nesąmonė, nes taip pat regitroje yra išlaikomas egzaminas, gaunamos teisės lyginai taip pačiai kaip mašinos. Man buvę net pačiam teko patirti savo kailių, kai moteris stojo vidury kelio ir tiesiog aš ją aplinkinėjau ir jinai man trenkėsi į šoną, kadangi neapsižiūrėjo ir nematė manęs tiesiog. Ar daug pasitaiko tokių avarinių situacijų? Pasitaiko į sezoną keletas kartų. Keletas, ne per seniausiai vienam žmogui irgi mieste prie Palermo irgi užkišo ten toje avaringoje sankryžoje. Užkišo tiesiog vien dėl neapdairumo. Po susitikimo šalia sporto rūmų kolona pajudėjo senosios geležinkelio stoties link. Čia uždaroje aikštelėje vyko slalomo rungtis. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.